Visiems laba diena ir šiandien mes apsilankysime Meidos Kašaitės grožio salone. Taigi einame kartu. Labą dieną. Kokia čia paparacija mane filmuoja, ką čia dabar? Atsiprašau, čia televizija. Kokia televizija? Čia televizija, iš jūsų interviu imsim. Ai, ta televizija. O Jėzu, žinai, kaip pamiršau. Labą dieną. Tai gal galėtumėt kažką pasakyti apie save? Nu, ką tik tai aš kaip daug pasakyti, aš esu laimingas žmogus, vienkas man jau nėra. Mano Meida. Čia jau užkakavęs pagal pavadinimą Meidos Kašaitės braškės. Mano vardas Meida, man 30 metų. Aš čia dirbu geriausiai šio. Tai va čia man vienai iš klienčių. Jai labai patinka pas mane lankytis. Tikrai žinokit, jau ne pirmas seansas, o Jėzu. Norėtume paklausti klientą, kodėl jums čia patinka lankytis ir ar patinka rezultatai? Man rezultatai iš tikrųjų labai patinka. Kiekvieną kartą mane nustebina su nauju makiažu. Tikrai galiu pasakyti, kad čia lankaus kiekvieną dieną, nes aš toksai bizinis žmogus, kiekvieną dieną įvykintis. Ir taip, darbuotojai yra labai malonus. Tai galite papasakoti, kaip čia viskas vyks? Nu tai gerai, tai šiandien aš iš tikrųjų filmuosiu kaip influencerė geriausia. Mes šiandien reklamuosim produktą iš Essence, kadangi mane sukus pažinęs. Daug niekas nesimuluoja Essence. Tai yra kažkas brandas apšiai. Nu žodžiu, nu čia gal mes ant jos dažysim, labai gražiai. Ir jai tikrai labai patiks, aš tai žinau. Ir tai nuo ko jūs pradėsite? nu, žodžiu, įsivaizduojat, tokia situacija užėjo, žinau kokią? Aš pamiršau pirštinas. Tai dabar aš uždėsiu ir turės pati savo įsigilinti. Man įdomu, kad jei gal blogai. Pirmiau uždėsim tokį kremuką, maišydami su bronzing drops. Atsiprašau, kremas ne iš Essence, nes Essence dar neturi tokią įtaką. Nekeičiu Essence. Gerai, tada padėkime. Su kinukus nekupiškime. Gerai, pradedam dėti. Kai mes dedame, mums reikia vos tokio taškiuko. Jis yra tokios rudos konsistencijos, o ne? Tai štai taip jis atrodo. Tada mes pasiemame tą Florence, irgi Florence man čia labai patinkanėsim. Dėkis greičiau tu. Jį reikia dažnai maišyti su kremu. Turbūt. Nereikia. Kas toliau? Gali normaliai. Va dar reikia va taip pasitrinti, pastačiai matosi rudas atspalvis. Aš nematau nieko. Būtent damas yra faina. Bet vairok. Dedam. Sustatykite video. Tavo darbo vietą šis dasėdžiu padaugį. Nesvarbu kas, svarbu patogumas. Tada turime tokia esant concealerį. Nežinau, koks atspalvis, galbūt trečias, antras. Va taip labai palengva uždedame concealerį. Kuo tu žvengi? Gerai, tai padėjau tokį pigmentuotą, į tokį širdelę padariau. Tai čia buvo baby blush. Visiems rekomenduoju, jo, dabar blendinsim. Be pirštinų. Galima su to? Jo, man nesvarbu. Oi, kaip aš atsargiai. Kur taip įsipūrė, žinai? Man tai labai gražiai atrodo, kaip jums nori. Tipo, atsiprašau, negirdėjau, ką sakėt? Man labai gražiai. Yo, looking out loud, I'ma have about $1 million on me right now. And I ain't talking about that Lil Wayne record. Still a highest selling female rapper for the record. Man, this is 65 million single soul. I ain't gotta compete with a single soul. Good with the ballpoint, green finger roll. Ask me how to do it, I don't tell a single soul. Pretty women, what's up? Is your hair right now? You a stand up or is you in your chair right now? Do you hear me? I can't let a whack nigga get near me. I might get the baddest bitch if you damn it. I ain't never need a man to take care of me. Yo. Čia visas gramas. Blogas gramas. Mano labai greitai. Jo, padirgi. Toliau šaus, nieko neturėtų savo atsiprašau. Blizties mūsų klientė. Nu, paprašyk, nežinau. Money talks. Money talks.
Dabar paprašysime išeiti darbuotojo ir užduoti klientui kai kurių klausimų. Prašau, išeikite. Ar jūs jaučiatės saugiai prie darbuotojų? Ar jums patinka makiažo rezultatai? Kiek jūs sumokate iš savo makiažus? Daugiau vertas tavo gyvenimas. Ar tie pinigai verti to? Ne. Taip, labai. Norėčiau dar paklausti. Gerai. Ar jūs skaitote kaip geriausią darbuotoją? Taip, jo. Aš paprašiau išeiti. Ar jums... Kaip jūs taip padarėte? Ar jums patinka kaip rengėsi ir kaip dažo, visokius makiažus daro? Visų pirma, atrodo kaip bomžė, tikrai prikalbė. Ir labai gražiai, ir labai talentinga. Ar jums patinka tas taškiukas pacientų veido? Ten yra bomžė, bet tai jo. Gerai. Taip, Tai paskutinis klausimas iki pabaigimo interviu. Ant kiek jūs vertinate šitą saloną? Iš 5. iš 5 žvaigždučių. Jeigu iš vieno, tai ne vienas. Ne. Visų pirma, darbuotojai su tavimi elgiasi su bomžu. Tai jau per veidą taip žiūrėjau. Labai gerai, elgiasi darbuotojais, tik švelniai. Tai gerai. Tai kiek vertinate? Tai 5, jeigu iš 5, jeigu iš 5 užtenka. Gerai. Tai prašome lankytis Meidos salone. Viso gero.